Sveiki! Šiandien išmoksime mantrą Om Purnam Adah, Purnam Idam, Purnat Purnam Udachyate, Purnasya Purnam Adaya, Purnam Eva Vašyšyate. Taip pat galime pridėti Om Šanti Šanti Šanti. Ši mantra įprastai yra minima kaip Iša Upanišados įžanginė mantra. Iša Upanišada yra viena seniausių priklausanti Baltosios Jadžurvedos grupiai. Ir noriu pridurti, kad Audriaus Beinoriaus verstose Upanišaduose šios mantros nerasite. Upanišados yra dvasiniai filosofiniai tekstai, vainikuojantis 4 pagrindinės vedas – Rigveda, Jadžurveda, Samaveda ir Atharva Veda. 4 pagrindinės vedos neturi nieko bendro su šiuolaikinė filosofija. Tai yra tekstai visų pirma skirti dievybėms garbinti ir ritualams atlikti. Žodis mantra reiškia proto įrankis, šventas tekstas, šventa kalba, vedų himnas. Šaknis man yra nuo žodžio manas, protas arba manjate, galvoti. Priesaga tra reiškia įrankis. Todėl mantrą galime išversti kaip proto įrankis arba galvojimo įrankis. Šiuolaikinėje visuomenėje žodis mantra vartojamas populiariąja prasme. Įvairūs savitaigos teiginiai įvardinami kaip mantra, mano šios dienos mantra ir panašiai. Noriu pasakyti, kad tai neturi nieko bendra su tikrąja šio žodžio dvasinė reikšme. Mantros, kaip ir vedos, yra skirtos dievybėms garbinti. Nesvarbu, žinote ar ne, tikite ar ne, jaučiate ar ne, kiekviena mantra turi savo energetinį poveikį. Yra įvairūs mantros kartojimo būdai, tokie kaip džapa mala, mantra meditacija. Savaime suprantama, kad mantros yra recituojamos įvairių ritualų metu. Mantros sustiprina mūsų dvasinės praktikas, padeda pasiekti aukštesnių sąmonės būsenų, perkeičia mūsų psichiką gerąja prasme, tai yra aukštesnių vibracijų garsai. Naudodamasi progą, kviečiu į savo rengiamus meditacijos kursus, kurių metu išmoksite teisingai tarti mantras, jas kartoti, sužinosite, ką jos reiškia. Geriau, kad galvoje nuolat suktųsi mantra, negu ištisai tos pačios įkyrios neigiamos mintis. O dabar išsiaiškinkime, ką ši mantra reiškia. Bet prieš tai noriu paminėti, kad sanskritas dažniausiai yra verčiamas į anglų kalbą, kuri neturi reikiamo atitikmenų. Tuomet iš anglų kalbos yra verčiama į kitą kalbą. Įvairūs dvasiniai tekstai, mantros dažniausiai yra verčiami pridedant daug papildomų žodžių. Tai nėra tiesioginis pažodinis vertimas. Ir tas vertimas labiausiai priklauso nuo to, kokiai religiniai grupiai priklauso vertėjas. Vieną iš tokių pavyzdžių galite matyti ekrane. Tuo tarpu mes pabandysime išversti šią mantrą remiantis Monier Williams sanskrito žodynu. Žodis Om yra visatos garsas, vadinamas pranava. Prana reiškia gyvybinė jėga, gyvybinė energija, palaikanti gyvybę šioje žemėje. Garsas Om susideda iš 3 raidžių – A, U ir M. Pagal sanskrito taisyklės A ir U duoda garsą Om, bet galime tarti ir Aum. A, U ir M yra 3 sąmonės būsenos. Būdravimo būsena, tai mūsų kasdienė įprasta sąmonės būsena, sapno būsena ir gilaus miego be sapnų būsena. Taip pat tai yra 4 būsena virš mano paminėtų 3 būsenų, kuri yra vadinama turija. Turija tai yra absoliuti grina sąmonė, tai yra išsivadavimas iš ego sąmonės. Besikartojantis žodis purna reiškia pilnas, pilnatviškas, gausus, absoliutas, turima omeny gryną absoliučią sąmonę. Ir šis žodis, kaip ir lietuvių kalbos žodžiai, turi giminę ir yra linksniuojamas. Ir beje, mėnulio pilnatis yra vadinama purnima. Adah, adas reiškia tas, idam reiškia šis, dėl to tiesioginis pažodinis vertimas purnam adah, purnam idam reiškia pilnas tas, pilnas šis.
Purnat purnam udachyate reiškia iš pilno pilnas randasi. Purnasya purnam adaja, purnam eva vašišyate reiškia iš pilno atėmus pilna lieka gi pilnas. Dalelytė eva reiškia o gi juk. Kad būtų patogiau tarti, aš parašiau vietoj eva avašišyate, aš parašiau eva vašišyate. Dabar galime pakartoti kartu. Pilnas tas, pilnas šis, iš pilno pilnas randasi, iš pilno atėmus pilna, lieka gi pilnas. Om purnam adah, purnam idam, purnat purnam udachyate, purnasya purnam adaja, purnam eva vašišyate. Tai primena pirmą termodinamikos dėsnį, kad energija iš niekur neatsiranda, niekur neišnyksta, o vienos rūšies energija gali pavirsti arba būti pakeista kitos rūšies energija. Ir šitas dėsnis yra priskiriamas džauliui. Visa tai senovėje Indijoje jau buvo žinoma. Daugybė įvairių mokslo, medicinos ir kitų atradimų buvo pasisavinta vakarų, nutylint svarbiausius faktus. Savaime suprantama, kad užgrobėjai niekada nėra suinteresuoti išsaugoti užgrobtos teritorijos įvairių mokslo atradimų, juo labiau dvasinio paveldo. Daugybė įvairių išsireiškimų, tokių kaip visata yra gausi, mane lydi gausa, aš gyvenu gausoje, yra pasiskolinti iš šios mantros ezoterinės reikšmės. Purnam, pilnas, visa ko šaltinis, absoliuti grina sąmonė yra tobulas, išbaigtas. Jo nereikia papildyti, jo nereikia kažkaip pakeisti. Mes nesam pasaulio gelbėtojai, tačiau mes nuolat esam nepatenkinti savimi, jaučiamės nepilnatviški, mums kažko nuolat trūksta, mes norime pakeisti save, patobulinti save, taip pat norime pakeisti kitus, patobulinti aplinkybės. Tai yra gerai tam tikrame kontekste, bet svarbiausia, kad dvasinių praktikų metu mes turime atrasti tą vidinį pilnatvės šaltinį savo viduje. Tai yra kiekvienos dvasinės praktikos tikslas. Mes negimstame ir nemirštame. Jeigu mūsų žemėje lieka mažiau, tai visatos gausos šaltinis vis tiek lieka pilnatviškas ir gausus. Žmogus turi atrasti tą pilnatvės šaltinį, kuris yra jo viduje. Mes turime nustoti vaikytis pilnatvės išorėje ir atrasti pilnatvę savo viduje. Ta pilnatvė, kuri yra mūsų esmių esmė, mes galime aptikti gilios meditacijos metu. Linkiu visiems pilnatvės ir pažinimo. Om purnam adah, purnam idam, purnat purnam udachyate, purnasya purnam adaja, purnam eva vašišyate. Om šanti, šanti, šanti.